Varom pavalgyti pigiausią Michelino restoraną pasaulyje, Vietname, Hanojui. Taip, čia turim Michelino žvaigždžių sertifikatų visokių. Nuvarom ir žiūrim, ką čia pasiūlys. Pasiėmėm batukus, pasiėmėm specialų rinkinį, kur viskas įeina, ką tik reikia paragauti. 100 000. Taip, atrodo, čia viskas aplinkui. Plikai šunim liepia sėdėti prie stalo man. Lithuania. Do you know this country? Do you know this country? I don't know. Okay. So sorry. It's okay, thank you. Taip pasiklausau. Pati paklausė ir tada nebežino, ką atsakyti reikia. Nu ką, atnešė mūsų Mylą, taip atrodo šitas skanėstas. Čia vatimi makarą. Gal aš geriau parodysiu jums, ką aš čia dabar pasakoju. Šimi makaronus, metį sriubytę, o papa. Čia sriubo ir kotletą, pažiūrėk, kotletą. Eik tu na, pritaškė man stalo. Nu čia gal čia viską tik imi, mirkai į sriubą, va viską imi, į sriubą, šitą irgi, va imi, irgi į sriubą, viską išmirkai taip, imi varolą. Tie rolai kokio žiaurumo. Mylas, bombinis. 100 štukų už viską jau sakiau. Ar viskas suvalgysiu? Easy? Ar bus skanu? Bele kaip, šitie dalykai kokie geruliai. Kas čia yra, apšė, aš nežinau čia. Kiauliena viduj, ne? O, čia atrodo va taip. Nežinau, kad daugiau pasakot. Faina. Jeigu nori čia ateiti, ateikit, rekomendacija na širdį. Dar buvo galim gerimuką pasiimti, mes kadangi esame bagiukai. Savo sulčio atnešiau. Michelin restorane savo sultį. Dar čia česnakų ir gal dar česnakų šauti biškį. Nežinau, čia bus gerai jisai, bet šaukščių česnako tik iš sriubo. Kaip gerai. Tu nori česnako? Ne, ačiū. Nu gerai, kaip nori. Nu viskas sukapojom. Kiek duodi vertinimo? Kaip visada 10 iš 10. Aš duodu 9 iš 10. Trūko. Nieko netrūko, tiesiog palieku vietų tobulėti. Atsiskaitom už šitą paslaugą. Pirma vietnamietė, kurią atsiskaitom už paslaugas. Thank you, bye bye. Bye bye. Nu ir viskas. Michelino restorano experience'as bombinis. Iš tikrųjų apgavau, čia nėra Michelino restoranas, čia yra tik tais Michelin Award, bet negavo žvaigždės. Hahaha, apgavau jumis.